Bepigu dirbti Jurgiui Mikalauskui. Jis tikrina naujus automobilius. O ką jais pavažinėja? Tomui Butrimui tenka dirbti šitaip. Nes klientai žmonės skubantys, tik greičiau remontuokite. Iš tikrųjų, autoservisas rimta, solidi įmonė, kur dirbama vadovaujantis popieriais. Ir sava galva, kaip Antanas Vaičys. Kur klesti kolektyvinė mintis. Nors atsakyti už viską dažnai tenka vienam, Valdui Zakarauskui. Kur ryšių priemonės padeda Vytautui Zabielskui susisiekti su gretimu kambariu. Ir ieškant atsarginių dalių po visą šalį. Žodžiu, įvairius darbus dirbama įvairiai. Bet būna dienų, kai visus suvienyje viena meilė, vienas hobi ir jie išeina už autoserviso vartų. Juos fotografuoja. Juos stebi pats Algimantas Ugianskis, generalinis direktorius. Ir profsąjungų lyderis Zigfridas Kursevičius. Stebi darželinukai ir mokinukai, nes tai labai reikšmingas įvykis, ogi jų pačių pasirodymas. Jie pasirodo mėgsta ne tik remontuoti, bet ir vairuoti. Savaime aišku, ne klientų, savus automobilius. Ir ne šiaip savo vairuoti, zigzagais, ledo danga. Gal padėt? Tomui Butrimui nereikia, juk ratai sukasi puikiausiai. Taip norisi Antanui Vaičiui greičiau už vairo, net pirštai niešti. Prašom, visiems kelias atviras. Rodyk savo meistriškumą, sugebėjimus. Čia, brač, ne naujus automobilius tikrinti. Gal išvairuos? Jei ne, kitoj rungty atsigriebti galima. Yra dar greičio ruožai. Kas kurį? Draugas draugą. Ledas mašina, ar mašina ledą įveiks? Kol suki šitokį valsą, žiūrėk, varžovas ir nurūko. Sirgaliams gal ir šaltoka, bet emocijų netrūksta. O pagelbėt nevalia, bet kaip ištversi, jei bičiulis bėdoj. Varžovas to telauki.
Tokiu keliu toli nepasprauksi. Čia net neturi reikšmės kokios markės mašina, svarbu, kas ją valdo. Tegu juos kur bala, dar ir techniški gedimai. O finišas buvo vos už 2 metrų. Kauno Marios žvejų karalyje. Tik autoserviso darbuotojams ir čia ne žuvis, o padangos, varikliai rūpi. Nors kažkas ir žuvyčių nepamiršo pasiimti. Ant Kauno marių visos Respublikos autoserviso atstovai išsiaiškins, kas geriausiai valdo automobilį. Traukiami tikri burtai. Sutrinka nervų sistema. Net nešalta, kad tik tie ratai suktųsi. Ramūs tik teisėjai. Jų svarbiausias rūpestis ausų nenušalt, nes ne mašinoj teks sėdėti. O tie, kurie sėdi, jau pasiruošė. Oficialios kovos tarp Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Klaipėdos, Panevėžio bei kitų komandų. Vargšas Valdas. O sekundės bėga. Ne jam vienam šitokia bėda. Jei technika apvils, vyresnybė nesikiša. Budi techninė pagalba. Atsiprašom, nors šitokios paramos irgi reikia, varžybų programa didžiulė. Kai varžybos baigėsi, teisėjai sulindo į automobilį. Sunkios dalyviams tos laukimo minutės, ką ten viduje nuspręs. Ir dar su tokia sudėtinga skaičiavimo technika. Laimingi tik tie, kurie šito dar nesupranta. Nors dovanėlių norėtų visi. Jos nugalėtojams. Ir garbės pakyla yra, kaip dera tokio rango varžyboms. Nors iš pusnies, bet užtat aukšta. Nesvarbu, kas nugalėjo. Svarbu, kad gražiai, prasmingai praleisti laisvalaikiai. Ir vis dėlto nugalėtojo laurai nelengvi. Kaip ir nelengva autoserviso darbuotojų kasdienybė. O tie nenuoramos klientai vis prašo. Ar negalėtumėt greičiau? Ar negalėtumėt greičiau? Kodėlgi ne, sako Tomas Butimus. Prašau.